O, labas, bernai, labas. Jūs žiūrite vėl JJ Fishing kanalą YouTube'yje. Ką žinokit, hebra, sugalvojau jums biškį atostogų metas, kaip ir daugeliam, daug žmonių dabar. Ir atvažiuoti kaip va, normaliai su šeima, dakas, va, aišku, aš šiandien vienas. Atvažiuoti su šeimai, panašiai su draugais, kolegoms į mokamą tvenkinį. Šiemet tik tais padaryta. Esu pirmam sektoriui, pirmam sektoriui. Kameras va gražiai filmuojamas, ežeras, viską padaryta šiais metais. Vieta va irgi va, kiek matot, bernai, draugai. Gražiai sutvarkyta, žolė nupjauta, viskas, lietelės, ko daugiau reikia. Pirmam sektoriui va, esam Šilubridų tvenkinį. Jau kas, biški reklamos savininkui, nepykit hebra, kad va čia reklamos, bet geras tvenkinukas Šiauliuose, realiai Šiaulių rajone, čia nuo Šiaulių 5 gal 7 kilometrai. Kažkas tam tarpe, šalia. Tai va, Šilubridų tvenkinys, mėginsim pamedžioti, kiek žinau, yra linų, karasikų gali pagauti, karpiuks viens kits, laukiu tas sportininks užkimb. Pamėginsim, hebra, čia pažuvauti. Žiūrėsime, ar čia bus, nebus. Turėtų siek būti kažkoks linioks, tik tikrai. Gal karasiks koks papuls, mano bardaks va. Karpis gal koks netyčia, nediduks papuls. Ką, turim daug visokią brūdą, pašariuką, parodysiu, kas ką eigoj pamaišysiu. Čia gal vaikščias, reikia tikėtis, jeigu vaikščias koks karpiuks, liniuks, karasiks, tikrai turėtum kažką pagauti. Bet šiaip manau, čia tikrai yra nebloga vieta su šeima atvažiuoti. Irgi tos vietos sektoriai pravalyti, padaryti, patogiai, ką būtų bernai. Šilubridų tvenkinys. Nužiūrėsim. Einam dirbti, einam šerts, einam makaluotis pašarus, į metodas, ant bailiukų. Šį tokia atostogų režimas. Parodysiu, kaip per atostogas nereikėtų kažkur trankytis į laukinius tvenkinius dakas. Va taip ramiai pasportuoti su šeima, pabūti, šašlikinę įsikepti dakas, mėsos, panašiai, palapinę pasistatyti. Čia aš tik va taip parodysiu, kad daugmaž hebra, kad žinotumėt, kad yra šalia Šiaulių. Toks tvenkinukas, nėra jis didelis. Gal po kokių 1-3 metų jis dar daugiau bus aktyvesnis, žuvins gal, siek atsigaus žuvis, siek čia savininkas biškai prižiūr, kiek išein, yra to žuvies, įmėginsim pagauti, vara JJ Fishing, makaluot, dirbti ir viską mėginsim užfiksuoti, jungi laukia. Va, hebra, draugai, biški va tokia. Oi, sorry, biški visą tą stovo čia man. Ką, biški reiks minimaliai pasišerti. Su spomba į bernai. Vanilė. Viską realiai pastadėlį rasite, nes pastadą viską radau. Pas jį yra pilna, va tiek visko. Pastadėlį. Jis čia Tilžės gatvė šalia gali ir pramonį, tą serbentų ten gali. Gali rasti, bet tadėlį šiauliečiai tikrai visi žinot. Viską žvėjui, pastadėlį viską gali rasti, va. Va tokią visą vanilę suvarom. Visokią velnę. Čia kviečiai. Varom kviečių. Biškai pasišersim, bernai. Aišku, čia daug nedėsim jiems, nelaukinis, siek baisida nelaukinę kūdrą. Nelaukinę ir jiems čia baisiai nereik. Visokia biški brūda. Kukurūzų, kviečių, žirnių, visokia velnė. Biški minimaliai jiems mes pašersim, bernai. Daug čia nereiks, čia mums gerą pusę kiberiuką užteks. Į tašką po kokias 5 bombas.
3 geri taškai. Tokia biški minimaliai, ką būtų. Turim granulių vanilės. Ir čia turim granulių braškės. Ir dėsim tų grūdų. Sušersim viską, bernai. Va. Vos gerą pusę kiberiuką. Visokią velnę pramakaluosim, bernai, su suktuku. Ir eisim pasišerti. O, tai jau čia dar akumas nepasėmė. Aha, kodėl aš man taip. O, visokią velnę. Oi. Va, viskas. Daugiau negi pusę kibirą. O, vanilė į braškę kvepia. Va, traperę paprastą sumaišysim bernai. Ir viskas. Pramakaluosiu. Dar biškį kokių džiūvėsėlių dėsiu pagardinimui. Ir tiek žinių, va, paprastą. Pramakaluoju. Ir jau čia antą išžvejosim, žinokit, bernai. Bernai sustabdė darbus. Lietutis. Na, bet čia toks vasariškas. Tikiuosi, kad bus čia trumpalaikis. Nes nespėjau neįt, čia jau pradėjau eiti šertis. Ir pradėjo čia važiuoti lietutis man. Nu ką, baigėsi lietutis, kokį 20 minučių, bernai. Va. Eisim dabar, va, tai biškai atsitraukiam. Eisim, poras pombų suvarysim. Pasišeriam. Pasišeriam, bernai. Pasišersim. Gerai. Kas ten? Dugnius prasiskanavęs. Ir taip pasižaisim dabar. Taip pasižaisim. Tai kiekvieną tašką po kokias 5-7 pradžiai. Ir viskas. Jau kas. Vo pas mane koks daiktas rimts. Grinai spūdinis. Šerimui butags. Foksą. Ja, Foksą 5 LBS-ų. Matas gal kažkaip pavadinims. Gers botagėlį, žinokit, nežinau, plytą gali užmesti, užkabinti tiksliau. Gali svaidyti su juo. Tai pasakam, džiaugiuosi. Tai ką einam padirbsim dabar, bernai, pasišersim. Ir viskas, paskui pirmus zabrosus parodysiu kas kaip. Ir ką dabar, ir viskas, jungiu lauką, susimatysim vėliau. O, pavariau čia kokį 20 minučių, bernai. Pasportavau nemažai. Opa, lecha čia, šitoj bernai. Op, nusimaunu tapkės, ant telčiuką, atostogos. Gerai 25 minutės, kokias paspartau. Kiekvieną tašką po 7 pombas. Ir viskas, daug neduodu. Pasiliksiu, dar pasilikau tas stambaus. Ir viskas. Po kiekvieną kibimą dar pos pombai tašką iš tos neškerės. Nu, kurios pusė tašką keps. Va taip mėginsiu sužaisti. Ir ką, viskas. Pirms. Va. Pirmi metimai. Va, kokis grožis. Papras pašariuks. Builiukas, va matot. Tiksliau, jo, builiuks. Ir viskas. Metodas. Pirmi metimai. Ir lauksim kibimų, bernai. Lauksim kibimų, bernai. Ir viskas, va, iš po lietaus nurima. Nurima oras. Vandeniuks irgi ramus. Lauksim nakties. O, dar tiktais 4, dar tiktais bus. Aš trečią, kada čia prieš 3 atvariau. Susirašiau, viskas, pasidėjau, kas kaip. Prisišėriau dabar, nedaug. Minimaliai.
Iš po kibimo reiks vėl po spombą kalti. Ir viskas. Varom. Metodas. Pirmi metimai. Nu ką, pirmi metimai padaryti, viskas. Turim be 6-4. Pirmi metimai padaryti. Ta niftemo, kur užmesta, aš visą laiką mėgstu niftemo vieną užmėgst. Oi, vas nenukritau, kažkai. Marcipanas, vafteris. Aš viską ant vafterio, juk aš žvejoju, bernai. Šitą tutti frutti, kitą vanilę, kitą banans. Visi ant vafterio, visi skirtingai. 4 taškai. Realiai, žvejosi realiai su ant 3 taškų. O tą tik tas va kairinę šiaip su prie žolių numečiau. O, tarša. Ko, šie dabar? Turiu kažką? Signalkės, kas čia? Nesuveikia. Nesupratau, čia žolių. Kažką. Šušara yra. Nu, pašnekėjau tiktais. Yra kažkas. Bliaka, tos meškerės nebuvo. Ant minkštą padarė. Raudenės su žolėm. Ne, ešerys. Pabėga. Ešerys buvo. Opa, ešeriukas buvo. Nu, ką, žolių, ką prisivilkau jie. Tai va, hebernai. Nespėjau pabaigti, šnekėti. Ešerys užkyba ir pabėga. O paskui, ką? Hebra, pamėginsim, bernai, pažiūrėsim, kolegos, bičiuliai. Pažiūrėsim, kaip čia tas toj kūdroj. Ar įmanoma kokį linioką pagauti, ar karšienį, kiek žinau, nėra. Pagaujant karasikų karsnų kartą, kiek žinau, mačiau Facebook'e. Šilubridų tvenkiniai. Šilubridų tvenkiniai. Čia jau Usotkūnų. Važiuojant Usotkūnų netoli Šiaulių, tai tikrai čia perspektyvė vieta, bernai. Įžiūrėsim. Čia labai tokia vieta poilsiausių, šeima, dakas, taip pabūt su kolegom, draugais. Žinai, kad yra to žuvies gyvasties, yra galimybė pagauti. Ir viskas. Mėginsim šiandien jums įrodyti, kad čia įmanoma pagauti. Pagaun, mačiau, kad hebra kas žvejoja pagaun. Po keletą karpiukų, dakas, leniokai pasimaiša. Žiūrėsim kaip šiandien, bus, nebus kažkas. Iškadinu iš po lietaus, viską dabar pašišėręs. Bliaka, ką numušė gražiai. Nieko nedaro. Bežionką numušė. Arba bus. Bliaka, geras išvažiavimas buvo. Bet bežionką numušė. Bambukai. Vienas gerai kalė. Ir viskas. Neusikabina, reiškias. Neusikabina. Ok, ta velnes. Pusę valandas užmetęs. Antras prisilietims. Bet dar nenori. Nenori? Mėginsim nufilmuoti viską, kas kaip. Jeigu lietus nepradės tiksliau, sakau, nusišneku. Lyt. Bernai gal išeis parodyti, kaip išvažiuoja. Siek, blemba. Vis dar nėra ta kūdra. Kad būtų baisi ta komercinis ir panašiai. Jūs dar tik pradžiai, dar tik šiemet įleisti, realiai, aš kiek suprantu, pavasarį yra tų karpiukų biškiai leista į viską, čia realiai paskui viskas senbuvė, kiek suprantu. Žiūrėsim, ar čia bus, nebus. Turėtų būti čia nesąmonė. Aš nelabai noriu tikėti, kad nepagausi. Aišku, būn viską. Nebent labai tragiškai bus ta pilnatis panašiai.
Nes dabar naktį pilnatis yra. Aišku, ir čia turėtų mačyt kažkiek. Nes man per pilnatį realiai siek būn pačias blogiausias raibalkės. Nu, nieko aš nepagaunu. Nu, nesimaitin, nevaikšta žuvis, daryk ką nori. Per pilnatį, nu ką, buvo prisilietimas, bet vai nieko daugiau nedarė. Jungiu lauką. Nu, o. Nėra. Ak, tu velnias. Pirmas išvažiavimas, bet... O, ta velnias. Nėra. Nu ką, bernai, taip. Ant tą leptelę biškai čia nepatogu, va tupėt panašiai čia šnekėt. Gerą, nu, valandžikę vėl ką tik permečiau. Per valandžikę realiai tik 2 kirtimus dariau. Ir viskas, tai neaišku, nu vienas ešerys mačiau žuvį, o kits čia ant tos kairinės, o, tarša dar. Nu, išvažiuosi gal dar netyčia. Ir viskas. Valandžikę tik tais hebra dar tik praėjom. Nu, į ką? Vėl lietutis. Ak, ta velnes. Man lietutis yra negerai, nes aš, neturėsiu kaip nufilmuoti man biški. Nu, gal tikėkime čia tik tais tiek. Nu, vėl tarša tam kažkas. Ne. Jam baismė tame bernai, vėl va. Vėlėtus linpus kiečių tupių telefon čia. Vienas išvažiavo tas ant, trečias buvo 2, dabar trečias buvo išvažiavimas. Jeigu neklysto, kai išvažiavo, gražiai. Jo, tik jis paėmė, bet tai nieko. Ir tau traukiu šitą ir išvažiavo šitą tuti frutę. Buvau pakirtęs, nufilmuot neišėjo, nes šio telefons buvo ir atsikabino. Nenutrūk. Vėl buvo. Tai tik atnešiau telefoną, lietus biški vėl nuvelį. Vėl nepasikirta. Atras bainikai. 5 kliovai išvažiavimai realiai. Ir dar nei vienas hebra žuvies. O, nebėra. Nebėra, bernai. Buvo vėl išvažiavimas ir nebėra. Ak, ta velnes. Nu, blecha. Nespėjau. O, yra da. Yra šušaras. Pagaliau. Nikitą nespėjau parmest. Oi, tai čia. Ateik čia. Bambukė. Ak, tai velnes. Išvažiavo. Linuks jau čia. Bliamba, 7 kliaus. Pagaliau. Oi. Čia man parmeškėrės. Opa, yra. Opa, ateik. Nesiautik. Oi. Nu, pagaliau. Išvažiavo. Lynas. Kur čia susitvarkiau su juo. Biš nepasiruošęs. Permetinėjau botagus kebra. Tuoj palanų nešiau gražiai. Ak, tai vienas. Bambukas išvažiavo. Va. Pagaliau krokodilas. Fū. O, koks gražus. Atsikabina įsima. Oi. Nepyk, atsikabina. Nu, tu čia man labai gražiai.
O, koks. 6 ar 7. Kliovas. Vo, chebra, pagaliau. Ant matą gražiai. Ta vadinama vaistukų patepam. Ko aš čia dabar tau? Oi. Nepyk. Oi, susitvarkyt negaliu. Ką supyka? O, jetu. O, matau kur. Va, vaistuku. O, jetu. Žiopliau, raminkis. Paleidžiam. Opa, ate. Pagaliau. Išvažiavo. Suku, bliam. Nu ką, grubiai jau 2 valandas praėjo bernai. 2 valandžikės. Ir dabar ką tik vėl permečiu viską. Realiai, 7 kibimai, 7 išvažiavimai ar 6 buvo. Gal 6 dabar. Nu kažkas tam tarpe. Nu blemba, nepasikert. Biški blogai. Nu ką, yra šansas žuvį pabeigti sek turbūt. Nenorėk čia viską pakirst. O, turi. O, išvažiavo gražiai. Atsikabina. Opa. Vėl lietutis lyna, vėl po skėčių sėdėm. Telefons vėl čia. Jeigu kliaus bus, sunkiai matysis. Yra kaip yra, sėdėm per tą lietų. Bleka žiau orus. Blemba rodė kanelys. Gismete vėl apgavo eilinį sykį. Galėjau palapinę pasimti. Bent gerai kaskėti vežiojas, da turi chebra, bernai, da skėti. Tai nėra tragedijos. Nu ką, bandom sėdėti. Bandom gaudyti lynus, karpiukus. Koks karpiuks, kažkai šiandien papuls, nepapuls. Reikia parodyti jums žiūrovams. Čia tokių yra, kad ne tik lynai čia visą laiką kimba. Dabar realiai visi kibimai, tai buvo greičiausiai visi lyniniai. Ir karpinę dar neturėjau kibimą. Žiūrėsim, gal bus vakare, gal bus naktį. Tiek jung lauką, susimatysim vėliau. Oho, lietus lyn. Nespėjau, dabar tik 2 užmestas. Va čia viena kita. Vieną traukiu, ėjau prasidėti. Ir užkyba gražuolis. Palamatysis, matysis gal. Gražiai. Va, karpiecas. 9 kibimas. Hebra 9 kibimas. Ir karpiukas yra. Valio. Va, koks gražas. Vaistuku papraškiam. Oi, nieka baisus vaistuku. Ir paleidžiam bambuką. Opa, išplaukia. Vienas lynas, vienas karpis. Iš 9 kibimų. Sunki. O, turi davina. Kibimo neišėjo užfiksuoti. Sportinis. Pabėga vėl. Ai, ne, masakai. Jau. Pabėga dabar, o tikrai. Nu, bernai nebegaliu. Nu, kai žiauriai nesisek. Da 8 net nėra, bet 28. 11 išvažiavimo, tik 2 žuvis. Pakertu ir patempiu ir atsikabin. Nenoriu farsuoti nieką, žinai. Ir atsikabin, nes yra kiti kabliukai pas mane be užkarpėlės.
Ir nenori aš nufarsuoti, stemt baisiai tą žuveliuką, tą žuvės kankint, nelabai noriu. Ir va, rezultatas 11-2. Prastai. Yra kaip yra, bet žuvies yra chebra. Labai smagiai čia, žinokit. Po kol kas tikrai esu patenkęs. O, tarša. Šitai, kur niftem užmesta. Po kol kas tikrai smagiai, žinokit. Verta. Nes, nežinau, bus matyt vakarinis, gal dar prasidės. Gal dar naktį, bent žino, kaip bus, aišku, liniokai. Gal jo apstos, čia daug man liniokų kimba. Gal porą dabar galvoju, tik tas buvo dar, pagal kibimą, tai karpiniai kibimai buvo. Karpiuko. Bet taip tai ir kiti liniokai, tai patarša, tukštai priliam, žinai. Matas iš karto pagal kibimą, kur lins, kur karpioks. Ką, bandam dar sėdėti. Aišku, sėdėsim per visą naktį, hebra. Kas be ko, gerai, mėginsim užfiksuoti. Tarša, tai vieną, tai kitą bando užfiksuotos kibimus, bernai. Čia linioks tarša. Bet taip. Bereikalingai jau čia vėl įjungiau. Aktavelnis. Nes labai sunku užfiksuoti, nes kai tai kal iš karto per sekundę. Hebra. Draugai, bičiuliai, ribokai jūs. Ką, turim panašiai be 7-9, o po biškį gaudom, žvejojam. O biškį dabar 1 valandą, realiai nuo 8 iki 9 dabar va, kaip permečiau visus, nebuvo nei vieno kibimo. Ai ne, nusišneku, buvo. Tai 12 aš jau išvažiavimų buvo, 2 tik tis paėmės ir dabar galvoju, kokius 4 buvau pakirtęs ar 5 dar ir visi atsikabinę, paskui kiti buvo tušti. Palyginus hebra, neblogai. Biški sunkiai, bet reikia laukt, kurie atplauk. Ir kai išvažiuoji, tai išvažiuoji hebra. Tik spėk prie meškerių pribėgti ir kamerą įjungti. Aš čia irgi dabar... Turi. Gražiai išvažiavo. Kartu eina. Koks spets. Akta. Toks dirb, hebra. Razbainiką turi vėl kažkokį. Vėl vidurinę. Vėl vanilę. Pasidavė biškį krantą. Pabėga. Karpis. Nebėra. Nutrūko. Turi vėl kažką. Kitą tvarikiaus, kur nutraukė. Eik neduoti jam čia. Nes be užkarpėlių žvejoju, tai jie man nueina. Eina. Ateik.
Pagaliau. 15 išvažiavimas. Ohoho. 15 išvažiavimas. Palaukit, bernai. Tuo susitvarkysiu. Atnešęs tą telefoną. Parodo toj staigiai. Va, gražiai. Oi, blemba už 15 išvažiavimus. Sakau, dabar tvarkius, kitai tai išvažiavo. Oi. Raminkės, dėdė. Nu, atsikabink. O, gražiai. Oi. Ai, žiopliau to. Davins gražuolis. Virš kyla. Tikrai. Paleisim. O, opa. Oi. Gerai, ką minkštai nukritai, žiopliau. Gerai, vaistukų papurškiam. Va, pripurškiam ir paleidžiam. Opa, jie. 15 išvažiavimus. Biškai paskui pašnekėsiu. Dabar jungia lauką tvarkaus. Da, tokias razbainikės skimba. O, kokia graži raudė. Da, tokių papuola. Pirmas iki. O. Vėl nėra. Nėra. Na, reziume. 11 dar neturim. Kiek dabar be 15, 11. Blemba, nesiseka, bernai, nesiseka. 16 išvažiavimų, 14 buvo kliovas. Nežinau, ten traukinį buvau paėmęs. Nesveiki traukinį. Nieką nepadariau, žinokit, nepadariau nieką. Išvažiavo traukinys, viskas. Nu, ten senbuvis, nežinau, kokį čia gerą ten buvo kabinės. Ir nuėjo tas gers. O paskui 3 žuvis tiktais iš 16 kibimų. Nu, be užkarpėlių kaip žvejoji, va taip yra. Nu. Vieną, nu dabar 2 iš karto. Nu, išvažiuosim. Nebėra. O, nu. Taip, gražiai. Blemba, ta tai gerai išvažiavo, vidurinė. O, dar kyl. Nu. Vėl nebėra. Nebėra. O, turiu kažką. O, spurda bernai. Oi, žolės. Nu, iškrapšysiu. Į žolės kažkur. Nu, ateik. Ak, tai velnias. Nutrūka. Nenutrūkas į kabiną. O, išlenda blynas iš medžių. Kaip čia pasakys. Buvo pasikavojęs. Vo, koks blynas. Pilnatis. Aš čia žvejoju per pilnatį. Nu, neblogai. Nu, per pilnatį įdama, tai įmanoma kažką pagauti, įmanoma. Bet sunkiai, va. Pilnatį savo siek daro, bernai. Nu, ką, labas rytas. Kolegos, labas rytas.
turim B14, ką tik parsimečiau. Viskas, praėjo realiai baigė praeiti naktelę, bernai. Hebrytė, bičiuliai, ką, naktį biškai pagavom, bus, įdėsiu video, fotkės, tiksliau įdėsiu fotkės, nes naktį dabar aš telefoną kroviau mašinoj, tai tik tis buvo kliovai, kiek aš dabar po 3 ar 4 dar turėjau išvažiavimus, ne, daugiau gal turėjau išvažiavimų. 4 mano tikrai turėjau ar 3, pagavau dar liniokų, karpioką. Ir ką, nufilmuoti neišėję, tik vis ant smūgę staigiai, tik tais, ką tik prisimečiau taršą. Tik nufotkinau, nes telefons realiai buvo prie smirtės jau telefons. Ant smūgę variau staigiai pakraut, kiek išėję, kad ant rytą kažkiek liktų bernai. Ir viskas, o tik fotkės padariau. Ir dabar ant rytą mėginsim užfiksuoti, jeigu dar kips. Turi vėl kažką tik tais parsimėtęs. Linioks greičiausiai. Laiko atsinešiau telefoną. Laiko nufilmuoti jau. Kuris dabar čia yra razbainiks. Nedickis. Nematau, kuris eina dabar. Va. Liniokas. Aha. Ateik čia. Per viduriuką. Oi. Opa, papuolė. Bambuks. Tai man per tą vidurį yra labai sunku iškrapštyti. Nu ką, einam. Prie mato. Gražus. Gražus. Pala. Oi. Palaukit biškį. Man čia prieš naktį neišėjo normaliai. Tik tis fotkės padariau. Vėl. Matysit. Palaukit. Matas. Matas gal. Pašviesiu. Nežinau, kelins dabar tas linioks. Jėtu. Koks gražuolis. Į apatinę lupytę. Koks gražuolis. Pažiūrėkit. Na. Išvažiuosi. Kai turi kažką daryti, jis jau tarša. Krokodilė. Liniokė. Ir viskas. Vėl be reikalą jungiu. Vėl išvažiavo kur kitą tvarkiaus. Ateik čia, bambukė. Lynas jaučiu. Blemba, čia per meškeres. Ateik. Koks tu pikts. Neišėjo užfiksuoti kibimą. Labai netikėtai kalė. Graibštą reikės kažkaip pasimti. Kuris tu esi? Nematau. Va.
Va. Ateik su žolėm. Ateik čia. Apa, yra. Apa. Opa, gražuolės. Nunešiu, palaukit toj bernai. Nespėjau, čia dabar lynų šou prasidėjo, bernai. Nežinau, kelintas jau. Palauk, ką čia filmuojas. Tas mažiausias jau čia. O, į gražią. Ai ne, yra vaistukų škata. Va, krokodilas. Niam. Matas gražus. Niam. Paleidžiam. Iš karto va. Opa, ate, žiūrėk. Nespėjau kitas užmest. Išvažiavo kitą kraštinę. Pabėga. Blemba. Eina kitą tvarkyti. O, vėl turiu. Išvažiavo. To čia mane kriksėk dabar. Reikia lupti, nes čia yra žolės. Nežinau, pizdėts. Valandžykę kokią gerą. Mūsų per valandą 7 išvažiavimus. O, koks gražus. O, koks gražuolis. Vo. O, čia gražus bernai. Čia gražus. Opa, tuoj palaukit. Raminkis. Neužsigauk, žiopliau. Tuoj atnešu telefoną. Tas gražas. Nu, čia jau pusantrą. O, matysis. Atsikabinai, tu neatsikabinai man čia žiopliau. Ai, ne, da. Tam čia man... Ai, sėtka užsikabinės. O, gražuolis. Gerai, iš karto vaistuku. Aha. Va. Nu, tai taip. Va, koks grožis. Matas. O, čia didesnis negi 1,5 kilo. Žinokit. Bos. Biški va. Staigi pasimsiu, paleidžiam vaistuku. Pavariu vaistuku. Nu, gražiai žiopliau. Niam. Krokodilas. Ate. Nu, geras. Jungo lauką. Nu, vaiktų. Veliukšti. Neišvažiavo. Net nusirengiau. Vėl aš su tapkėm. Papačią rūbus nusirengiau. O, tarša, tai viena, tai kita, tai trečia. O, liniokai, hebra, liniokai prasidėjo. Nu, jau gal biški net kai baigęs jau. Čia per valandą laiką, tai, kiek tų išvažiavimų buvo. Žiauriai, žinokit, žiauriai. Netgi, žinokit, po prakaito variau. Buvo realiai nuo 4 iki 5 tas laikotarpės nušakęs.
Nu, negavo kablė. O, ta gražiai buvo, pabiški. O, nu da, capint. Nu, išvažiuosi. O, tai kablė negavo. Grinai. Taip gražiai visą Tai būtų išvažiavęs. Ir paliko. Nu, labas rytas. Nu, jau viskas. Viskas. Be 8 minučių 7, 6 nusiėmiau. Užtenk. Užtenk, kiek galima. Va, pirmas sektorius. O, Šilubridų tvenkinį. Pasidėjau par naktelę. Kibimų begalę turėjau. O, nemažai tikrai pagavau. Jau pamėginsiu viską sumontuoti, ką jiem būtų pažiūrėti, kas kaip. O, paskui paprastai, trumpiaiškiai. Daug atsikabina, nes buvo kabliukai be užkarpėlių. Paskui dar kiti taip nepasikabina normaliai, tušti kliovai buvo. Reiškia, yra per maži mano buvo kabliukai. Reikėtų čia jums dėti kokius 8 kabliukus ir 10, 12 bailiukai pasaka būtų. Paskui, kas dar ir hebra, nu, papuolė ne vienas rimtas varžovas, krokodils. Vieną ištraukiau, kits gražinoje, nieko nepadariau, gražiai nutrūka, bet tik viens. Nutrūka sauskaro lika, arba jau bus be auskaro, arba sauskariuko. Bet be užkarpėlės, ten jam didelės bėdos nėra. Viens, tiktis realiai. Tiktis reikia džiaugtis, kad tik viens nutrūka, o taip tik kiti visi atsikabina. Reiškia, buvo per mažai biški mano kabliukai. Paskui dar, kad be užkarpėlių panašiai. O šiaip dar, jeigu norit... Va tokius lynus, va kaip aš gaudžiau, va tokius lynukus, va karpioką, va viens kits va kils, ten 2 kilai karpioks, paskui tą vieną rimtesnį, paskui, papuol. O šiaip yra čia matas gerų karpių papuol, tai nežinau, kaip čia pasakys, reikėtų gal rimčiau, su rimtesnis butagais. Nes, man biški ne tokie butagai pritaikyti. Jiems, buvo, sakau, pora tų gerų, viens šiaip ne taip, o paskui kiti, sakau, nieko nepadariau. Tai va, su geresniu butagu viskas valio, būčiau ištraukęs. O su tiebiškis, ne tokia žuvį pritaikyta. Bet taip esmė, hebra, daug, virš 30 tikrai išvažiavimų gerų buvo. Kad ujėtų, bežionka prilėp, bugnėlis, cip, važiuoj. Bet gerai. Šilubridų tvenkinys, šio naktelę man tikrai pasiteisino. Kaip jums, paprastiems, irgi ribokams, kaip aš, nesportininkams, dakas, su šeima dakas atvažiuoti, tikrai yra verta, rekomenduoju. Ir nors į pačiam, nors viens atvažiuoja su draugeliu. Tikrai bus veiksma, bailiukai metods ir viskas. Pasaka. Aišku, neaišku, kaip čia slieka dzika būtų. Pagautum, aišku, lyną, dakas čia, kas be ką, to karpiuką gal pagautum netyčia, žinai. Be abejo. Bet ant bailiuką, sek ramiai, jeigu išvažiuoji, tai išvažiuoji. O taip, hebra... Draugai, jūs žiūri, mano žiūrovai, JJ Fishing kanalo YouTube'ai. Šiaip, jeigu esat kažkas vietiniai, šiauliečiai, gali tikrai atvažiuoti. Tikrai, verta bent vienas syk ar porą sykio pamėginti, dakas, maža ką gal patiks. Šiaip tikrai, netuščiai bent grįšit, siek kažką pagausit ir viskas. Gerai. Jungia lauką, o susitiksime kažkada kitą sykį.
tikėkime greitų metų, žiūrėsim, gal eisim karšių, gal eisim į upę, ar eisim suplūdę, gal eisim, žinokit, jau suplūdę, gal kažką, tos dugnenkės, va, realiai jau atsiboda, eit gal suplūdę ant lyno reikės, ant karšę pasėdėti, kiek galima. Gerai, hebra. Susimatysime kitose laidose. Ate.